Kągi, sveiki chebrytė. Šiandien pakalbėsim apie informacijos paiešką internete. Prieš ieškant informacijos, reikia išsiaiškinti, kaipgi patekti į tą internetą. Na, kažkaip va taip. Tačiau to neužtenka. Mums reikės naršyklės. Ne merginos naršančios savo rankinyje, o naršyklės, specializuotos programos, skirtos rodyti, atvaizduoti internetinius puslapius, kitaip kalbant, naršyti saitinę. Naršyklių yra be galo daug ir kiekvienas jūsų galite pasirinkti savo pagal skonį. Pavyzdžiui, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari, Brave, Vivaldi, DuckDuckGo, Monkey, Midori ir dar visokių kitokių pikantiškų egzotiškų naršyklių. Tačiau mes apsistosim prie mums įprastos ir labiausiai paplitusios Europos šalyje Google Chrome. Taigi, grįžkim prie paieškos internete. Informacijos paieškai naudojamos taip vadinamos paieškos sistemos arba paieškos stotis, kurių yra daug. Pavyzdžiui, Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo, Ask, Baidu, Sogo, Yandex, Dams, Viskaus, Naver, Seznam ir kitos. Daugelio jų jūs net negirdėjote, nes jos dažniausiai populiarios konkrečiose šalyse arba regionuose. Pavyzdžiui, Viskaus populiari Šveicarijoje, Seznam Čekijoje, Baidu ir Sogo Kinijoje, Yandex Rusijoje, Ukrainoje bei Turkijoje, Daum Pietų Korėjoje, Yahoo, Bing, Ask, DuckDuckGo Jungtinėse Amerikos valstijose ir Google taip pat paplitus Jungtinėse Amerikos valstijose bei daugumoje Europos šalių. Taigi, turim didžiulę gausą paieškos sistemų, iš kurių Google šiuo metu užima apie 90% pasaulinės paieškos sistemų rinkos. Ir mūsų šalyje Google taip pat užima dominuojančią padėtį. Ir nebereikalo atsirado posakis, jei kažko nežinai, pagooglink. Taigi, jei kažko iki šiol nežinot ar nesupratot, einat ir googlinat. Sakau, einat ir googlinat. Dauguma paieškos sistemų vartotojų iki šiol nesugeba nemoka taisyklingai ieškoti informacijos. Todėl mano užduotis parodyti jums bent dalelytę paieškos galimybių. Atminkite, jeigu kažką vedate į paieškos lauką, pavyzdžiui, informacinių technologijų taikymas biologijoje, tai Google atliks paiešką pagal kiekvieną atskirą žodį, taigi pagal informacinių technologijų taikymas biologijoje. Todėl mes matysime tik bendrą vaizdą, kuriame turėsime gerokai pasikuisti iki tol, kol rasime kažką tinkančių mūsų duotai užklausai. Tačiau yra galimybė sukonkretinti, patikslinti paiešką. O bet kokios paieškos tikslumui yra naudojami tam tikri specialiai žodeliai bei simboliai, dar kitaip vadinami dorkais. Taigi, kabutės. Naudojamos tuo atveju, jeigu ieškote tikslios frazės, palyginkite. Pavyzdžiui, katės ir bitės. Ir katės ir bitės tarp kabučių. Kiek informacijos paieškoj vienokių ir kitokių atvejų. Žodis OR didžiosiomis raidėmis reiškia, kad ieškote svetainių, kuriuose pasirodys bent vienas iš parašytų žodžių, bei abu žodžiai kartu. Pavyzdžiui, katės OR bitės. Paieška parodys rezultatus, tai yra vadinamus radinius su žodžiu katės, taip pat su žodžiu bitės, bei radinius su abiem žodžiais kartu. Minusiukas parodo, kokio žodžio ar žodžių neįtraukti į paieškoje atvaizduotų svetainių sąrašus. Na ir pavyzdžiui, pabandykite surinkti pradžiai katės ir bitės. Ir paskui prie vieno iš šių žodžių pridėkite minusiuką. Na pavyzdžiui, katės ir minus bitės. Na ir palyginkite radinius. Kaip pastebėjote, iš paieškos rezultatų dingo žodis bitės. Žvaigždutė arba vietos rezervavimo ženklo simbolis leidžia pakeisti užklausos žodį pakaitiniu. Tokia paieška patogi tuo atveju, jeigu ieškote frazės, tačiau nežinote kokio nors frazės žodžio. Pavyzdžiui, nėr to blogo, žvaigždutė, ir kaip matote, paieškos sistema rekomenduoja tęsinį. Nėr to blogo, kas neišeitų į gerą. Site dvitaškis. Šis specialus žodelis naudojamas, kai norite atlikti paiešką konkrečioje svetainėje. Pavyzdžiui, site dvitaškis test.lt virusai. Tai reiškia, kad ieškome žodžių virusai svetainėje test.lt. Arba site dvitaškis youtube.com virusai. Taip pat ieško žodžių virusai platformoje YouTube. Time dvitaškis. Specialusis žodelis rodo pasirinkto miesto vietinį laiką. Na pavyzdžiui, Time dvitaškis Vilnius arba Time dvitaškis Oslo. Weather dvitaškis. Specialusis žodelis rodantis konkrečios vietovės orų prognozę. Pavyzdžiui, Weather dvitaškis Kaunas. Ir matysite Kauno orų prognozę.
Define dvitaškis. Naudojamas tuo atveju, jeigu ieškote konkretaus žodžio paaiškinimą apibrėžti sąvoką. Pavyzdžiui, define dvitaškis informacinės technologijos. Ir jūs matysite tinklapius, kurie rodo šitos sąvokos paaiškinimą. File type dvitaškis. Ieško konkretaus tipo failo. Pavyzdžiui, file type dvitaškis PDF. Ir per tarpuką parašysim žodį pasakos. Tai reiškia, kad mes ieškosim įvairius PDF failiukus, kuriuose yra pasakos. Paieškai balsu spaudžiame mikrofono ženkliuką dešinėje pusėje paieškos laukelio ir kalbam. Katės ir bitės. Ir kaip matome, paieškos sistema atvaizdavo visus mus dominančius radinius. Paieška pagal vaizdą arba vaizdo fragmentą, kitaip sakant, paieška pagal paveiksliuką. Paieškos laukelio dešinėje pusėje susirandam mygtuką, kuris vadinasi ieškoti pagal vaizdą, spaudžiam ir į atsivėrusių langelį mes įkeliam paveiksliuką arba paveiksliuko fragmentą, kurį norime surasti. Įkelkite failą ir norim surasti šitą fragmentą. Automatiškai paieškos sistema analizuoja mūsų paveiksliuko fragmentą ir pateikia rezultatus. Štai pirmas rezultatas yra teisingas ir toliau mes matom dar yra teisingų rezultatų. Štai taip turėtų atrodyti mūsų tikrasis paveiksliukas. Ieškant informacijos, ją galima atfiltruoti, atrinkti pagal informacijos tipą – vaizdai, vaizdo įrašai, naujienos, knygos, bei pasirinkus nustatymą daugiau, galima atrinkti pagal finansus bei žemėlapius. Kortelė įrankė slepiasi papildomi nustatymai. Kalbos nustatymas – ieškoti bet kurios kalbos tinklapius arba atrinkti radinius tik lietuvių kalba. Laikotarpio nustatymai – leidžiantis pasirinkti laikotarpį, kuriuo metu galėjo pasirodyti mus dominanti informacija. Pavyzdžiui, informacija per pastarąjį mėnesį. Arba dar rimčiau. Mūsų užklausos naujovės pasirodžiusios per pastarąją valandą. Kortelėje visi rezultatai mes galime matyti visus radinius arba pažodinius patikslintus konkrečiai atrinktus pagal užklausos žodžius. Čia labiau panašu į paiešką naudojant kabutes. Ir išplėstinė paieška. Leidžia užpildyti išplėstinės paieškos formą, kuri reikalinga nemokantiems naudotis paieškos specialiaisiais žodeliais bei simboliais. Taigi, kiekvienas turite teisę pasirinkti savo patogiausią paieškos būdą. Ir paskutinis elementas dešinėje pusėje – saugi paieška, kuri gali filtruoti, kitaip sakant, nerodyti intymaus nepadaraus pobūdžio rezultatus, įskaitant ir tekstą. Sulieti visus nepadarius vaizdelius, tačiau juos rodyti paieškos rezultatuose. Ir trečias nustatymas – saugos funkcijos visiškas išjungimas, kas yra nepatartina asmenims iki 18 metų. Taigi, tiek apie paiešką internete. Lavinkite savo vingius ir iki.